Labą dieną, motokroso sportininkai, šnekinam Nojų Gasiūną, važiuojantį už klubą Dakarą sportininką. Ir dabar mes esame Kėdainiuose, šiandieną yra sekmadienis, 24 dieną. Ir norim jam užduoti klausimą, kaip jam sekėsi šeštadienį varžybose. Sakysim, kelintas atvažiavo, kas aplenkė, kas gal galėjo geriau suvažiuoti, dabar kaip ir Nojus pasakys pats. Vakar sekėsi gerai. Atvažiavau antras kvalifikaciją, pirmą važiavimą, antrą važiavimą atvažiavau trečias. Nu, jau norėjom paklausti tavęs, sakysim, Kėdainiuose pirmas užvažiavimas buvo, sakysim, tavo važiavime. Ir tau kaip sekėsi tam užvažiavim pirmam? Gerai sekėsi, treneris su tėte buvo patenkintas. Nugriuvau ir mane aplenkė Arnas Milevičius. Bet aš taip suprantu, kad jam nepasiduosi ir gal netgi Utenoje, sakysim, kovo įvyks. Ir kaip tavo, sakysim, pasakymas būtų, ar tu ruošiesi aplenkti, ar dar treniruotis reikia? Kaip tu? Dar reikia pasitreniruoti ir aplenksiu. Nu, aš taip suprantu, Utenoje, taip? Taip. Nu, jau norėjome paklausti apie antrą važiavimą, sakysim, kaip ten sekėsi tau? Aš atvažiavau trečias, bet tikėjausi, kad atvažiuosiu geriau. Pirmas. Atvažiavau trečias. Nu, bet aš taip suprantu, aišku, trečias atvažiavai. Ten gal griuvai ar negriuvai? Nu, jau. Griuvau. Antram užvažiavime? Taip. Tai čia vėl turbūt, aš taip suprantu, per slidi trasa ir, sakysim, tiem sportininkam mažiesiam vis dėlto 50-ukai kaip ir turėjo būti paruošta trasa geriau. Nu, gal ateityje, kaip ir Kėdainiai, pasistengs padarys, sakysim, tą trasą normalesnę, bet šiemet tikrai yra neparuošta ir visi sportininkai yra nepatenkinti. Nu tai ką, labai ačiū tada už tą, nu, jau visus pasisakymus. Tai, sakysim, dabar bus kitas etapas Utenoje ir tikimės, kad tikrai Nojus pirmą vietą paims ir kaip ir norėtume, aišku, pritarimą. Taip.